rungtynėm, nes praktiškai pirmas rungtynės yra pačios sunkiausios ir su jauduliu žaidėjai išeina žaisti, tuo labiau prieš tokią komandą kaip Anglija. Rungtynės buvo geros, galėjom ir sužaisti geriau, bet galėjom ir blogiau sužaisti. Šiek tiek padarėm klaidų gynyboje žaidžiant 1-1. Ko Lietuvos regbiui trūko ir trūksta, mes nemokam gintis 1-1, todėl mes turėtum taikyti daugiau komandinę gynybą. Visus žeminimus, visus taškus mums varžovai pelnė žaisdami 1-1, jie žaidžia geriau, jie turi praktiką geresnę, jie turi įgūdžius geresnius šitame dalyke. Mes turėtume taikyti daugiau komandinį žaidimą gynyboje ir pabandyti aktyviau paspausti, pasiginti, kad varžovai darytų daugiau klaidų, atakuodami. Negalima gintis pasyviai, tas, kas buvo keletą momentų šiuose rungtynėse. O šiaip tai rungtynės geros rungtynės. Mes tikėjomės, kad pagazdinsim anglus, manau, kad mums su tuo pagazdinimu pavyko, tik gaila, kad rezultatas mums neigiamas. Tai tiek sekančios rungtynės su belgais, atrodo. Jie šiek tiek, aišku, žiūrėjo mūsų rungtynės ir ko gero pastudijavo, visi mūsų taškai buvo pelnomi per kraštus, aš manau, kad jie pasigins daugiau kraštuose, mums reikėtų daugiau žaisti aktyviau viduryje.